Vaikas sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu gali užsiimti įprasta fizinė veikla, kaip ir visi kiti vaikai. Kadangi fizinė veikla mažina cukraus kiekį kraujyje, todėl prieš bet kokią fizinį krūvį reikia imtis tam tikrų atsargumo priemonių. Prieš fizinį krūvį vaikas turi pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje. Ir cukrus turėtų būti ne daugiau kaip 14, bet ir ne mažiau kaip 7. Ką daryti, jei cukrus yra aukštesnis nei 14? Sportuoti nerekomenduojama, reikėtų susisiekti su vaiko tėvais ar jo globėjais dėl galbūt reikalingos insulino korekcijos. Jeigu prieš fizinį krūvį cukraus kiekis kraujyje yra nuo 7 iki 14, nieko papildomai daryti nereikia, vaikas iš karto gali užsiimti bet kokią fizinę veiklą. Jeigu prieš fizinį krūvį cukraus kiekis kraujyje yra žemiau 5 milimolių, vaikas turi suvalgyti apie 10-20 gramų angliavandenių ir palaukti, kol cukrus pakils virš 5. Jeigu po 15 minučių cukrus nepakilo virš 5, dar pakartotinai turi suvalgyti angliavandenių. Jeigu cukrus pakilo virš 5, vaikas gali užsiimti fizinę veiklą. Jeigu cukraus kiekis kraujyje prieš fizinį krūvį yra nuo 5 iki 7, vaikas turi suvalgyti apie 10-20 gramų angliavandenių ir gali eiti sportuoti. Žemo cukraus tikimybė po fizinės veiklos išlieka keletą valandų, todėl po fizinio krūvio būtina pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje. Ir jeigu cukraus kiekis kraujyje yra žemiau 5 milimolių, vaikas turi suvalgyti apie 10-20 gramų angliavandenių ir po 15 minučių vėl pasimatuoti cukrų. Ir jeigu cukrus išlieka žemiau 5, dar turi pakartotinai suvalgyti 10-20 gramų angliavandenių. O jeigu cukrus pakilo virš 5, nieko papildomai daryti nereikia. Į fizinį krūvį vaikas reaguoja labai individualiai, todėl būtina iš anksto aptarti su vaiko tėvais ar jo globėjais, kiek duoti angliavandenių, kokius angliavandenius duoti prieš fizinį krūvį metu ar po fizinio krūvio. Kad tėvai galėtų stebėti cukraus kiekį kraujyje ir fizinio krūvio metu, prie vaiko turėtų būti mobilus telefonas. Kur padėti telefoną, iš anksto aptarkite su vaiko tėvais ar jo globėjais. O jeigu vaikas nešioja insulino pompą, taip pat aptarkite su vaiko tėvais ar jo globėjais, kur pompa bus fizinio krūvio metu. Noriu paraginti nedrausti vaikui užsiimti fizinę veiklą, nes fizinė veikla sergant šitą ligą yra labai būtina, nes pagerina diabeto kontrolę. Yra pasaulyje labai daug gražių pavyzdžių, kuomet žmogus sergantis pirmo tipo cukriniu diabetu pasiekia sporte labai didelių aukštumų. Tai yra dalyvaujančių olimpinėse žaidynėse ir netgi laiminčių aukso medalius. Pirmo tipo cukrinis diabetas kelia daug iššūkių vaikui ir jo šeimai. Ačiū už jūsų supratingumą ir rūpestį.